Sveiki, pradėsim trečią C++ programavimo kalbos pamoką ir šioje pamokoje apžvelgsim kintamuosius. Visų pirma, kas tie kintamieji? Tai kintamasis yra programos elementas turintis kažkokį vardą ir reikšmę. Beje, kintamojo vardas programos metu niekada nekinta, o jo reikšmė gali kisti ir dažniausiai tai bus, kad ji kis skaičiavimo metu. Toliau, ką dar reiktų žinoti apie kintamuosius, tai kaip juos galim užrašyti. Užrašymas yra iš 2 arba 3 dalių. Iš 3 dalių yra tada, kai mes parašom tik tais kintamojo vardą ir kintamojo tipą, o reikšmę priskiriame vėliau. O jei iškart norim priskirti reikšmę, tai tada eilės tvarka būtų tokia: kintamojo tipas, vardas ir prilyginam kažkokiai reikšmiai. Gal bandysiu parodyti, kaip tai atrodys. Tai iš pradžių mokinsimės, pradžioj gal tik porą kintamųjų tipų, tai yra int ir tai yra sveikieji skaičiai, pakankamai dideli sveikieji skaičiai C++ programai, o sekantis tipas tai yra double, tai yra skaičiai su kableliais, tokie kaip 5,3, minus 7,11 ir panašiai. Tai va, 2 pagrindiniai duomenų tipai, kuriuos mes pačioj pradžioj mokinsimės, vėliau atsiras daugiau, bet dabar užteks ir tiek. Ir kaip mums aprašyti kintamuosius? Taigi, pasirašom tipą, paskui rašom kintamojo vardą. Tai pavyzdžiui, kintamasis A, ar ne? Jeigu turim dar sveikojo skaičiaus tipo kintamųjų, tai mes galim tęsti jų aprašymą po kablelio. Ne? Tai B, pavyzdžiui, C, gal C turi kažkokią reikšmę, iš karto yra 3. Toliau galim tęsti tiek, kiek žinom, kad yra kintamųjų. Su double tipo realiaisiais skaičiais tai lygiai tas pats. Tipas, kintamojo vardas, jeigu žinom ir reikšmė. Dar vienas dalykas, C++ yra rašomas skaičius taškas kablelis. Kitu atveju nelabai skaičiuoja. Ir štai taip apsirašom kintamuosius. Vėlgi, jeigu pastebėjot, rašiau vieną eilutę, lygiai taip pat galite rašyti int A, sekantį eilutę int B ir taip toliau. Kiek jūs norit, tiek ir rašot. Kaip jums patogiau, taip ir susirašot. Aišku, taip būtų greičiausiai. Ir būtent vienas kintamojo tipas yra galiojantis iki pat kabletaškio. Tai kiek nuo tipo iki kabletaškio surašom pavadinimu, tiek ir nurodom kintamųjų vardų. Toliau dar yra vienas būdas, kaip galim priskirti kintamiesiem reikšmes. Tai pavyzdžiui, pas mus nei A, nei B, nei K neturi kažkokių reikšmių, o priskirt galima ir šitai parašyti cin ir tada nurodom, kokiam kintamajam mes norim priskirti kažkokią reikšmę. Tai šiuo atveju tai bus A, ar ne, ir jeigu mes matom, čia A vadinas sveikasis skaičius. Tai ši komanda leidžia, paleidus programą, atsidarius juodam lange, įrašyti skaičių, kuris bus priskirtas būtent šitam kintamajam. Na, kaip pavyzdį galim pažiūrėti. Tai įvesim skaičių ir mums tą skaičių atspausdins. Tai tegul bus taip, ar ne? Kad būtų gražiau, aš dar padarysiu tarpelį. Programa laukia, kol aš įrašysiu skaičių, kuris bus priskirtas kintamajam A. Tarkim 5, ar ne? Ir ši eilutė atspausdina būtent tą kintamąjį A. Tai vat, 2 būdai, kaip galim priskirti kintamiesiam reikšmes, arba iškart parašė lygų, priskirimo ženklą ir tada kažkokią reikšmę, arba
parašom cin ir taip priskiriam kažkokią reikšmę, bet jau juodam lange, atsidariusiam juodam lange. Tai ko gero su kintamaisiais tiek, dar tik priminsiu, kad kintamieji naudojami visokiems skaičiavimams, gal ir netgi teksto išvedimams ir taip toliau, bet jie visą laiką turi turėti savo tipą, savo vardą ir aišku reikšmę. O reikšmė gali atsirasti vėliau apskaičiavus kažką arba priskyrus mum patiem. Šiai pamokai tiek, susitiksim kitą kartą.